Prieš 25 metus vienas žmogus tiksliai nuspėjo, kaip žlugs Putino valdymas. Ir dabar atrodo, kad mes stebime, kaip tai vyksta. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Rusijos opozicijos politikas Borisas Nečajevas padarė prognozę apie Putiną, kuri, tiesą sakant, mane sukrėtė, kai pirmą kartą ją perskaičiau. Jis sakė, kad Putinas išliks valdžioje tol, kol žmonės per daug bijos jam pasipriešinti. Tačiau kai tik ta baimė išnyks, viskas pradės byrėti. Nečajevas buvo nužudytas per pasikėsinimą Maskvoje 2015 metais. Vis dėlto, praėjus dešimtmečiams po jo prognozės, jis taiga atrodo daug aktualesnė. Štai kodėl. Vienas dalykas, kuris šią savaitę tikrai patraukė mano dėmesį, buvo tai, kaip paprasti rusai žiūrėjo tiesiai į kamerą ir ragino valdžios pareigūnus sušaudyti. Prieš keliarius metus tokie komentarai galėjo jūs pasodinti į kalėjimą arba baigtis dar blogiau. O dabar žmonės tai sako viešai ir tai rodo, kad kažkas pasikeitė. Taigi, kas žmonės taip išvedė iš kantrybės? Didelė to dalis yra Rusijos kuro krizė. Pranešama, kad benzino kaina pakilo iki maždaug 300 rublių už litrą, kas sudaro maždaug $15 už galoną. Visa tai vyksta šalyje, kuri turi antras pagal dydį patvirtintas naftos atsargas pasaulyje. Vyriausybės atsakas kažkaip visą situaciją dar labiau pablogino. Vietoj to, kad išspręstų problemą, pareigūnai paskelbė, jog nustos skelbti savaitinius degalų kainų duomenis. Tai sena gera vilkinimo taktika. Jei tau nepatinka ekonomikos augimas, tiesiog išžudyk visus ekonomistus. Tuo tarpu rusai daro tai, ką visada daro internetas. Filmuoja nesibaigiančias eiles prie degalinių ir kelia vaizdo įrašus su sarkastiškomis dainomis prieš Putiną. Dar juokingesnė situacija su vienu regiono gubernatoriumi, kuris visiems liepia liautis paniškai pirkti degalus, nes trūkumo nėra. Po kelių dienų jis pats buvo nufotografuotas stovintis šalikelėje, kai jam baigėsi kuras. Bet štai kas iš tikrųjų svarbu. Paprasti žmonės, buvę Rusijos propagandistai, oligarchai ir net su Rusijos saugumo struktūromis susiję leidiniai pradėjo viešai kritikuoti Putiną. Dar labiau stebina tai, kad FSB nebesiima represijų taip kaip anksčiau. Visa tai vyksta tuo metu, kai šalies viduje Rusijos kariuomenė taip pat patiria didelių sunkumų mūšio lauke. Būtent tai prieš 25 metus ir prognozavo Nečajevas. Pirmiausia, baimė išblėsta, tada žmonės pradeda kalbėti atvirai. Tuomet karas ima klostytis blogai, o galiausiai įtakingi žmonės iš vidaus rato tyliai nustoja saugoti žmogų viršuje. Prenumeruokite, jei norite daugiau.